Aklas pasimatymas. Labas vakaras, gerbiami klausytojai, čia aš, Irma Jokštytė-Stanevičienė, kviečiu jūs į aklą pasimatymą, kuriame mes kaip paprastai kalbame apie dalykus, kurie padeda įgyvendinti mūsų visuomenėje įtraukti ir įvairovę, padeda šioms vertybėms būti suprastoms kitų visuomenės narių. Ir šiandieną mes kalbėsime apie lengvai suprantamą kalbą, kurios labai džiaugiuosi, jog mūsų aplinkoje vis daugėja. Jos daugėja ir aklo pasimatymo eteryje, todėl kad trečiadieniais 20 valandą iš karto po mūsų pokalbio su svečiais galite girdėti Gold FM eteryje pirmą kartą Lietuvoje transliuojamas žinias lengvai, kurios irgi yra parengtos lengvai suprantama kalba. Ir tam, jog jums būtų lengviau suprasti, kam tokios kalbos reikia ir kodėl mes kartais skambame neįprastai, šiandieną pristatau jums savo laidos viešnias, tai Vilniaus universiteto dėstytoja daktarė Justina Bružaitė-Liseckienė. Sveiki, Justina. Sveiki. Ir taip pat mūsų kolegė, žinių redaktorė, o ir viešosios įstaigos informacijos kaupimo ir sklaidos centro direktorė Miglė Baltrūnaitė. Sveiki, Miglė. Sveiki. Tai visų pirma, norėčiau jūsų paklausti abiejų, kaip lengvai suprantama kalba atėjo į jūsų gyvenimą, nes aš taip tiesiogiai susipažinau su tokia informacijos sklaidos priemonė visiškai dirbdama su aklo pasimatymo bendruomenė. Justina, gal jūs pradėkit? Lengvai suprantama kalba kaip metodas į mano gyvenimą atėjo prieš keletą metų, gal dabar jau kokį ketvirtą, kai Vilniaus universitetas buvo pakviestas prisijungti prie vieno projekto, kuriame dirbome su Slovėnija ir Latvija. Ir tame projekte buvo paminėta, kad bus analizuojama ir dirbama su lengvai suprantama kalba. Ir tądien aš iš tikrųjų pirmą kartą išgirdau tą terminą ir nieko nenutuokiau, kas tai yra. Pradėjome su kolegėmis domėtis ir sakom, taip, gilinkimės ir prisijunkime prie projekto. Bet kartu įsigilinusi į tai, kas yra lengvai suprantama kalba, supratau, kad savo gyvenime jau buvau prie to truputį prisilietusi iš kitos pusės, tokios nestandartinės, nes jau daug metų mokau lietuvių kalbos kaip svetimosios. Ir kai įeinu auditoriją kalbėti su žmonėmis, kurie dar tik pradėjo mokytis lietuvių kalbos, bet noriu su jais kalbėtis lietuviškai, tai iš tikrųjų kaskart ir taikau labai paprastą kalbėjimo metodą. Iš tikrųjų, net nesusimastai, todėl kad mes pripratę, jog lietuviai patys tik mokosi kalbų, o mūsų kalba rečiau kas nors mokosi. Miglė, kaip jūs susipažinote su lengvai suprantama kalba? Aš su lengvai suprantama kalba irgi susipažinau, man atrodo, dabar sunku pasakyti, bet panašiai gal prieš kokius 5 metus, tai aš studijavau socialinį darbą ir dirbau tiesiogiai su žmonėmis turinčiais intelekto negalią ir mano viena dėstytoja pakvietė mane dalyvauti tokiam tarptautiniam projekte su Inclusion Europe, kurių mes ženkliuką ir naudojam, tą mėlyną tokį, kuris rodo lengvai suprantamą kalbą. Ir nuvykusi ten pas juos, to projekto metu, aš pamačiau, kad buvo pateikti 2 tekstai. Vienas buvo tas įprastas mano akį, ar ne, tokį, kur matau, ten gal be iliustracijų. Antras jis atrodė kažkaip kitaip. Ir tas kitaip buvo parašyta easy to read. Ir va tada buvo tas toks pirmas pamatymas, kas tai yra. Ir tada pabiškai šiek tiek pradėjau to domėtis. Ir jie pasako, ar ne, kad tai daro. Ir magistrinę bandžiau rašyti tokią temą, ar ne, apie bendrai, kaip tas egzistuoja. Tai va taip kažkaip trumpai, pabiškai taip atsirado. Ir kai dirbau to socialinį darbą, tai tikrai praktikoje tas dalykas labai aktualu buvo. Aš tikiu, jog kai pradėjote domėtis lengvai suprantama kalba, jos Lietuvoje išvis buvo tikrai pati pradžia ir pats minimumas, nors kaip ir prieš 2 metus kalbėjome laidoje Aklas pasimatymas, Skandinavijos šalyse lengvai suprantama kalba yra prieinama jau daugybę metų. Priminkime mūsų klausytojams, šiek tiek Miglė užsiminė, kaip atrodo lengvai suprantama kalba, galbūt dar tiems, kurie pirmą kartą šiandien girdite apie tokią kalbą, kaip ji skamba ir kam ji yra skirta. Justina, gal jūs pradėkit? Na, kaip radio klausytojai ir jūsų žinių sekėjai gali išgirsti, tai yra iš tiesų truputį kitoks kalbėjimo arba rašymo būdas, negu mums yra įprasta. Tai yra metodas, kada mes labai supaprastiname savo kalbėjimą, jo raišką ir
turinį tiek, kad jį būtų paprasta, lengva sekti žmonėms, kurie patiria skaitimo, suvokimo ar kitų kalbinių iššūkių. Tai vat vieną jau Miglė įvardijo tikslinę grupę, tai intelekto negalią turinti žmonės. Miglė, dar priminkim ir kitų grupių, kam gali būti naudinga tokia kalba. Tai vat, kaip minėjo ir Justina, ar ne, kur dėstė, tai tiem žmonėm, kurių kalba, turbūt lietuvių kalba nėra gimtoji kalba, ar ne, įtraukiama ir senyvo amžiaus žmonės, kurie galbūt patiria demenciją ar kažkokius tai kitus požymius, kai galbūt praranda kažkokius tai įgūdžius, ar ne, irgi skaitimo ar teksto suvokimo. Praleidau vaikams, ar ne, tik turbūt vaikams skiriasi šiek tiek irgi tas tekstas, kaip jisai atrodo. Man tik norėtųsi minėti, kad žmonės su intelekto negalia buvo iš tikrųjų, kiek esu skaičiusi, pirminė ta tikslinė grupė pasaulyje iš pradžių ir dabar mes plečiam truputėlį tą ratą žmonių, nes matom, kad tai gali būti naudinga daugiau. Supratau. Gerai, tuomet dabar pasiklausykime muzikos ir savo pokalbį pratęsime po jos. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį. Šiandieną laidoje Aklas pasimatymas kalbame apie lengvai suprantamą kalbą ir jos niuansus padeda mums perprasti Vilniaus universiteto dėstytoja Justina Bružaitė-Liseckienė ir mano kolegė VŠI informacijos kaupimo ir sklaidos centro direktorė Miglė Baltrūnaitė. Kalbėjome, kas yra lengvai suprantama kalba ir kam ji yra skirta. Dabar dar norisi paminėti tuos geruosius pokyčius, kurie Lietuvoje įvyko ir mes jau lengvai suprantamos kalbos tikrai galime girdėti daug daugiau, kur ne tik mūsų laidos metu, mūsų laidos rengiamose žiniose. Miglė, kur dar žmonės gali rasti informacijos lengvai suprantama kalba? Tai man atrodo džiugu, kad atsiranda tos informacijos šiek tiek kitokios, nei tik kažkaip informacinio pobūdžio, ar ne, tai vat neseniai pasirodė, bet jau turbūt praėjusiais metais, ar ne, grožinės literatūros knyga pirmoji Mano vardas Marytė. Taip pat tam tikri, ar ne, po 24 metais pasikeitė įstatymas, ar ne, ir viešosios įstaigos irgi turi pasirinkti savo informaciją lengvai suprantama kalba, ar ne, tai visos savivaldybės, ministerijos tikrai yra šiuo metu tam procese ir atsidarius puslapius, pas kai kuriuos tikrai jau galima rasti ženkliuką ir kampe atsidarius tekstus apie tam tikrą pagrindinę informaciją. Kaip tas ženkliukas atrodo, kaip jį atpažinti? Taip, ženkliukas pats yra mėlynas, mėlynos spalvos ir jame yra nupieštas toks kaip galva žmogaus su knyga. Balta, tai va, tas ženkliukas jis yra iš esmės sukurtas, turbūt galima sakyti, ar ne, Inclusion Europe organizacijos, bet mes naudojam jį, ar ne, Lietuvoje, tik nedažnai jo visada turim pažymėti, kad kam jis priklauso ir tuo pačiu kai kurios kitos šalis irgi, vat, mačiau Prancūzijoje tikrai tas pats ženkliukas yra naudojamas, tai tas atpažinimas jis jau toks platesnis, ne tik Lietuvoje, ar ne, naudojamo ženkliuko. Justina, kaip yra įtraukiama lengvai suprantama kalba, kaip universitete, kaip galbūt jau mokoma, ar kaip universiteto bendruomenė susipažįsta su šia metodika? Patys studentai, jeigu kalbėtume apie juos, dar laukia, kada mes pradėsime kursą lengvai suprantama kalba. Šiuo metu aš esu išėjusi vaiko priežiūros atostogų universitete, todėl neprisijungiau prie kurso, kurį esame jau parengusios, bet jį tikrai artimiausiu metu pradėsime, jis startuos ir studentai galės mokytis vieną semestrą, įsigilinti į tai, kas tai yra per metodas ir kaip rengti tokius tekstus ir mokslinių požiūrių, kuo tai yra svarbu ir kaip reikėtų jį gilintis. Bet kita vertus, man pačiai asmeniškai tenka iš tiesų daug apie tai kalbėti bendruomeniai, tiek konferencijose, tiek įvairiose viešose paskaitose, kurios per universitetą yra kviečiamos irgi organizuojamos. Apie jas kalbu ir kitiems universitetams arba lituanistinėms įstaigoms visame pasaulyje. Tai akademinė bendruomenė į tai įsitraukia, bet labai palengva, nes reakcijų yra visokių ir mes tą suprantam, klausytojai taip pat reaguoja labai įvairiai į žinias.
skaitomas lengvai suprantama kalba, tai turbūt nujaučiate, kad ir akademinėje bendruomenėje, reakcijų į tai, ką mes dabar darome, taip supaprastindami kalbą, tikrai yra visokiausių. O kokios būna neigiamai reaguojančių žmonių priežastis, dėl ko jie mano, jog tokia kalba galėtų būti grėsmė mūsų kalbai? Aš pirmiausia tai noriu pasakyti, kad tai yra natūralu. Jeigu jūs išgirdot naujienas lengvai suprantama kalba ir jūs apėmė šokas, kas čia vyksta, kas čia darosi? Tai viskas yra gerai, tai yra tikrai natūralu, nes mes esame įpratę kalbėti, klausytis tos kalbos atmainos, kuri mums įprasta ir mūsų supa kiekvieną dieną. Lengvai suprantama kalba yra metodas. Ir tai nėra įprasta kalba, kaip mes girdim kiekvieną dieną. Todėl žmonės reaguoja įvairiausiai, jie baiminasi, kad dabar visa kalba taps tokia. Mes visi dabar turėsim pradėti kalbėti tik tokiu būdu, labai paprastindami turinį. Arba skaityti tokius tekstus. Ir skaityti tik tokius tekstus. Ir apskritai, kai kalbam apie lengvai suprantamą kalbą, norisi akcentuoti kelis dalykus, yra keli sluoksniai. Tai truputėlį įterpsiu tos informacijos, kad galėtume geriau suvokti, ką mes darom palengvindami tą tekstą. Tai pirmiausia, žiūrime į tai, kokį turinį perteikiame ir bandome, kaip ir bet kokio vertimo atveju, tiesiog žmogui, kuris susipažįsta su tekstu, ateidamas iš visai kito konteksto, truputį suteikti žinių platesnių apie tą kontekstą. Pavyzdžiui, kai verčiame kokį nors kūrinį iš prancūzų lietuvių kalbą ir ten yra aktualijos susijusios su Prancūzijos gyvenimu. Mes bandome tas aktualijas truputėlį paaiškinti, išnašoje parašyti, ką reiškia tam tikras kontekstas, koks jis yra. O kai rengiame tekstą lengvai suprantamą kalbą, mes irgi bandome įsivaizduoti savo skaitytoją ir suvokti, ar jis kada nors girdėjo apie tai, kas yra politikos dešinė, politikos kairė, ar ne? Ar jis apie tai turėjo progą domėtis, nes norint, kad jis domėtųsi, jis turi gauti informacijos prieinamų būdų. Tokios informacijos dar niekada nebuvo. Tai mes suvokiam, kad tai turime paaiškinti ir suteikti konteksto. Tai yra vienas sluoksnis, kitas sluoksnis lengviname kalbą. Pavyzdžiui, žodynas labai paprastėja, tai mes iš karto žmonės baiminasi, tai mūsų kalba tokia turtinga, ką mes darom, mes ją irgi gadinam. Ir sintaksiškai tai yra sakinį sutrumpinam taip, kaip nėra gražu ir neskamba, žodžius kartojam per daug, aiškinam žodžius, kurie mums įprasti. Tai reakcijos labai natūralios, nes tai yra nauja, šviežia ir mums neįprasta. Ačiū labai, dabar čia pasiklausysime muzikos ir netrukus pratęsime pokalbį. Aklas pasimatymas. Čia laida Aklas pasimatymas ir šiandieną mes kalbame apie lengvai suprantamą kalbą, padedame suprasti, kam jos reikia ir kodėl ji skiriasi nuo mūsų įprastos kalbos. Laidoje dalyvauja Justina Bružaitė-Liseckienė ir Miglė Baltrūnaitė. Pradėjome kalbėti, kaip ta lengvai suprantama kalba parengiama ir į kokius aspektus atkreipiamas yra dėmesys. Man dar kilo klausimas, ar ta kalba taip pat turi kažkokių aspektų, kaip pavyzdžiui, stiliai skirtingi, ar ne? Mes vienaip rašome tekstus, kuomet jie yra publicistiniai, kitaip rašome tekstus ir skaitome juos, kai tai yra grožinės literatūros kūriniai, ir visokie kitokie stiliai. Ar lengvai suprantamoje kalboje galima išlaikyti tuos stilius ir ar yra apie tai galvojama? Aš norėčiau irgi pasakyti, kad iš tikrųjų taip, man pačiai yra tekę rengti tikrai ne vieną skirtingo pobūdžio tekstą, tiek informacinį tekstą, kuriame stengiuosi su skaitytoju kalbėtis oficialiai, lygiai taip pat, kaip aš kalbėčiausi su įprasta auditorija, kuri klausosi, tarkim, informacijos apie kokias nors medicininės priemonės ar politiką. Tuo stiliaus požiūriu, ne kalbos sudėtingumo klausimo stiliaus. Išlaikau oficialumą ir panašiai, bet kai rašau grožinės literatūros tekstą, tarkim, perrašiau romaną Mano vardas yra Marytė, tai stengiausi ieškoti ir galvoti apie tai, koks yra originalaus teksto stilius, kokia yra to teksto nuotaika, kokios emocijos kyla jį skaitant ir pabandyti tą patį perteikti, kiek tai yra įmanoma, perrašant romaną lengvai suprantama kalba. Ir visiškai skirtingi stiliai, bet vis tiek tu visą laiką galvoji apie tai,
kas tą tekstą skaitys ir koks yra jo pasaulis, kaip jis suvokia pasaulį, kaip jis girdi tekstą arba kaip jis skaito tą tekstą ir jį priima. Čia yra dar viena labai kaip tik įdomus aspektas, ką jūs ir užsiminėt, kas skaito tą tekstą ir kokias kontekstinės žinias skaitytojas jau turi. Ir čia svarbu paminėti, jog kiekvieną tekstą lengvai suprantama kalba vertina vertintojai. Miglė, galbūt galit papasakoti apie vertintojų darbą, kaip tuos vertintojus atsirenkate, na ir kokie jų įspūdžiai apie didėjantį pasirinkimą tekstų lengvai suprantama kalba. Tai aš gal pradėsiu nuo pradžių, kai atsirado tie tekstai lengvai suprantama kalba, tai jam iš tiesų net pati savoka lengvai suprantama kalba, jam būdavo sunku atsiminti. Tai kaip, būdavo susėdam ir skaitysim lengvai suprantama kalba, ką tokį skaitysim. Kaip ir jaučia, kad tekstą gali skaityti, bet pats tas terminas tikrai nebuvo pats lengviausias atsiminimui. Easy to read skamba kažkaip lengviau, ne? Dabar easy language yra, tiesiog sakoma dažniausiai. Tai tas susipažinimas irgi vyko palaipsniui ir gal man buvo, aš galvoju, paprašiau pradėti tos vertinimo visus procesus, todėl kad aš jau dirbau dienos centre ir aš jau pažinojau žmonės. Ir aš dirbau kurį laiką, gal kokius 3 metus, tai reiškia, aš žinojau, kiek jie įgūdžių turi, ar ne, kaip gali skaityti, ar iš vis gali skaityti, galbūt daugiau žinojau, su kokiu, Justina minėjo, ar ne, žinių bagažai jie yra atėję, nes vieni lankė kažkokias, ar ne, netgi internatus tuo metu, tada kažkokias specialiasis mokyklas. Kiti atėjo su kažkokių mažiau žinių, ar ne? Ir kadangi lengvai suprantama kalba turi savo irgi 3 skirtingus lygius, tai vertintojus irgi renkėsi šiek tiek pagal tai, ar ne, kiek jie supranta, kokias žinias jie turi, kaip jie gali skaityti. Tai kažkaip tas procesas pasirink žmonės, man atrodo, buvo ganėtinai nesudėtingas, nes aš labai gerai žinojau, su kuo aš dirbu. Ir turbūt kas buvo labai svarbu, kad žmonės savanoriškai norėtų tą daryti, ar ne, norėtų vertinti, nes buvo ir atveju viena mergina, kuri tikrai labai gerai skaito, jinai pasakė, kažkaip man tai, aš tai nelabai noriu skaityti. Ir jinai paskui iš tiesų ir neprisijungė daugiau skaitimo procesą, tai labai norėjęs, kad tie žmonės tikrai ateitų savo norą, ar ne, ir nebūtų kažkoks priverstinis atsisėdom čia dabar ir jūs man turit padėti vertinti tuos tekstus. Tai kažkaip įsigrynino tie žmonės, kurie tikrai prisijungė į procesą. Ir dabar jau kažkaip laukia, netgi kai ateinu jau tikrai yra, pavyzdžiui, gal nespės, kad paminėsiu kolegę Ingą, kuri tikrai dažnai vertina ir jinai jau, aš girdžiu telefonu net kai skambinu, sako, tai kada ateis, kada ten skaitysim tos tekstus, ir Inga vertina ir mūsų žinias. Tai tikrai yra žmonių, kurie laukia ir kaip vyksta pats tas procesas, tai dažniausiai sėdam su žmogum, ar ne, turim atsispausinę variantą skaityti, kad jis turėtų irgi prieš akis tą tekstą, ar ne, ir aš dažniausiai turiu kompiuterėje ir skaitimo metu aš vis uždavinėju kažkokius klausimus, stengdamasi kuo geriau suprasti, ar žmogui aiškus yra tas tekstas, ar ne. Tie klausimai irgi man pačiai buvo ir tokių atvejų, kai nelabai pavykusiai, žodžiu, išėjo tos klausimus užduoti, nes svarbu iš tiesų suprasti, ar žmogui tikrai aišku yra tai, ar ne, ne tiesiog, ar tau aišku, nes jis gali pasakyti taip, ne, ir mes nieko iš to nesuprasim, ar ne, bet galim paklausti tiesiog, ką matai šitoj nuotraukoje, ar ne, arba ten, tai ką veikia ta partija, ar ne, kokios ten jos vertybės, ir tada turbūt daugiau sužinosim informacijos. Čia trumpam stabtelėkim, pratęsime visai netrukus pasiklausę muzikos. Aklas pasimatymas. Laidoje Aklas pasimatymas šiandieną kalbuosi su Vilniaus universiteto dėstytoja daktarė Justina Bružaitė-Liseckienė ir savo kolege Žinių lengvai redaktorė Miglė Baltrūnaitė. Mes kalbame apie tai, kas žinias ir visas naujienas bei tekstus lengvai suprantama kalba vertina ir kaip tokia metodika vertinti buvo pasirinkta. Miglė, jūs jau nemažai papasakojot, gal galit pasakyti, kada nuspręsta įvesti vertintojus ir kokia yra apskritai ta vertintojų komandos kaita? Ar ji dažna ir ar lengva
Ar daugėja tų žmonių vertintojų komandoje, kurie susipažįsta su įvairiais tekstais? Tai kai aš prisijungiau prie lengvai suprantamos kalbos, kai aš ją atradau, tai nuo tada mes ir vertinom tekstus, tai aš negaliu tiksliai pasakyti, ar tai buvo nuo pat pradžių, bet ta pati Inclusion Europe, ar ne, yra apsibrėžus, kad, pavyzdžiui, tą ženkliuką tu gali uždėti ant teksto, kai jis jau yra įvertintas, ar ne, tikslinės auditorijos žmonių, kurie skaitys tą tekstą. Tai kažkaip nuo tada, kai atėjau ir mano mintise buvo visada, ar ne, tai, kad prieš išeinant tekstas turi būti įvertintas, perskaitytas, ar ne, žmonių, ir tik tada mes jį galim paleisti, ar ne, į tos plačiuosius vandenis. Ir buvo dar vienas klausimas, kurį aš pamečiau. Kaip vertintojų komanda pati auga, keičiasi? Kaita nėra didelė, nežinau, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, nes jaučiasi turbūt, kai daug kartų vertini su žmogum, ar ne, kad jo žinios iš tiesų auga. Taip. Ar ne? Ir tas vertinimas šiek tiek tada turbūt tampa toksai, aš jau skaitau, bet mano bagažas jau yra didesnis, negu aš skaičiau, pavyzdžiui, tą patį tekstą prieš kažkiek laiko. Ir kitas žmogus, ar ne, turint omenyje, jeigu jis to bagažo neturi, nes jis neskaitė tokių tekstų, gali tą tekstą matyti kažkaip kitaip. Tai va, ta kaita nėra didelė, ar ne? Aš pati dažniausiai dirbu su tais pačiais žmonėm, vis po biškį atsiranda naujų, bet tikrai nėra labai didelė kaita. Nesakyčiau, kad jos iš vis nėra, ar ne? Nes atsiranda vis nauji dienos centrai, kurie apsiema, ar ne, tą vertinimo procesą, žmonės mokosi, tai tas yra labai džiugu, nes tikrai nėra vienas kažkoks, ar ne, tai jų vis daugėja, bet tikrai nėra, kad būtų labai daug, ar ne, ir labai tikrai keistusi tie žmonės. Justina, gal dar galime pakalbėti apie pačią metodiką, kas kuria lengvai suprantamą kalbą ir kas kuria lietuvių lengvai suprantamą kalbą ir vertina, kada ši kalba yra lengvai suprantama. Galbūt jūs irgi turite vertintojų komandą, su kuria tarėtės? Ne, mūsų vertintojų komanda yra Miglės komanda. Visada kreipiamės į Miglę ir sakom padėk. Tai iš tikrųjų mes patys universitete, pačios, sakyčiau, dirbame daugiau iš teorinės pusės, nors be abejonės visada stengiamės susipažinti su tikslinė grupė ir per Miglę ir jos siunčiamus komentarus jau vis geriau ir geriau pažįstame savo auditoriją. Bet mes dirbame ir analizuojame situaciją visame pasaulyje ir iš tiesų pirmiausia, kai rengiame lengvai suprantamos kalbos gaires čia Lietuvoje, tai iš tiesų ir domėjomės, kas yra jau žinoma pasaulyje apie kalbos sudėtingumą ir kas daro kalbą sudėtingą. Kokios kalbos ypatybės leidžia tekstą skaityti lengviau, jo klausytis yra paprasčiau. Ir tas ypatybės iš tikrųjų perkeliame ir į savo gaires, rėmėmės ir tai, kas jau yra pasaulyje kalbama apie lengvai suprantamą kalbą. Tai iš tikrųjų, bendrieji tokie bruožai, bendros ypatybės galioja visoms pasaulio kalboms, kai bandome perteikti tekstą lengvai suprantamą kalbą. Nes dar kartą noriu pabrėžti, kad pirmiausia šis metodas yra ir apie turinį, ne tik apie kalbines ypatybės. Ir tai pabrėžiu labai labai stipriai, nes matau tiesiog kartais, kad kai yra tokių tekstų, atsiranda tokių tekstų, šita dalis kažkodėl truputį pamirštama, kad reikia labai daug galvoti apie tai, kiek kontekstinių žinių turi skaitytojas ar klausytojas. Tai pirmiausia apie turinį ir tai be abejonės galioja nesvarbu kuriai kalbai. O tada mes jau galvojame apie kalbinės ypatybės. Ir tiesiog remiamės įvairiais šaltiniais, moksliniais tyrimais, atliktais su įvairiausiamis kalbomis. Daugiausia duomenų turime apie anglų kalbą, be abejonės, ir iš karto galime galvoti, bet anglų ir lietuvių kalba labai skiriasi. Tai iš tikrųjų čia jau ateina ir kiti mūsų planai. Mes pačios dabar Lietuvoje irgi pradėsime vieną vykdyti projektą, tyrimą, kuriame truputį patyrinėsime ir tuos gramatinius aspektus, kaip juos supranta, skaito asmenys
ir turintys įvairių suvokimo sutrikimų ar iššūkių patiriantys, tiek žmonės nepatiriantys tų iššūkių ir bandysime analizuoti, kaip iš tikrųjų tai, kas žinoma iš teorinės pusės, ar veikia kitose kalbose, kaip tai yra veiksminga lietuvių kalboje. Tai mes einame į priekį, bandome tyrinėti, grįsti savo teiginius vis aiškesniais argumentais, bet kartu kaupiame ir tokias kokybinius duomenis, tai yra visada klausomės, ką mūsų skaitytojai sako, ką Miglė su komanda mums kokių žinių suteikia ir visą tai galvoje ar popieriuje, kompiuteryje konspektuojame, žymėmės ir tada jau galime irgi matyti tam tikras tendencijas. Tai irgi yra labai labai svarbu. Dėl to ir atsirado išbandymas, nes trūksta labai aiškiai pagrįstų teorinių žinių šioje srityje. Suprantama. Kągi, labai įdomu, dar pasiklausome muzikos ir pokalbį pratęsime po jos. Aklas pasimatymas. Čia laida Aklas pasimatymas, čia aš Irma Jokštytė Stanevičienė draugė su savo kolegėmis Vilniaus universiteto dėstytoja daktarė Justina Bružaitė-Liseckienė bei Miglė Baltrūnaitė. Kalbame apie tai, kas yra lengvai suprantama kalba ir kaip ji keičia mūsų visuomenės informacijos prieinamumą. Tai dabar Miglė jau šiandieną ne vieną kartą nuskambėjo, kad jūs ir jūsų komanda esate labai svarbus ramsčiai lengvai suprantamos kalbos Lietuvoje. Tai visas turbūt VŠI informacijos kaupimo ir sklaidos centras. Ar daugėja kolegų, kurie padeda rengti šiuos tekstus ir ar jaučiate, jog krūvis jums auga? Tai dar noriu irgi papildyti, kad aš dirbu informacijos kaupimo ir sklaidos centre ir kartais vertiname tekstus ir su vilties socialinėmis dirbtuvėmis žmonėmis, kurie dirba ten, bet tuo pačiu didelė dalis mano komandos ir turbūt didžiausia dalis yra iš atviros bendruomenės, tai palaiminto Jurgio Matulaičio socialinio centro, nes ten aš dirbau ilgą laiką socialinio darbuotojo ir kažkaip ta komanda ten ir susiformavo. Tai didelė dalis vertintojų, su kuria mes ir bendradarbiaujam, nes jau yra tikrai didelis įdarbis, yra ir iš tenai, tai jau aš pati dirbu, su keliom skirtingom, komandom, iš kelių skirtingų grupių, tai negaliu pasakyti, kiek yra, dar labai daug, nežinau, ar dienos centrų, ar žmonių, kurie įsitraukia, bet žinau, kad tikrai yra, yra dienos centras Šviesa, kuris irgi, yra įsitraukęs į vertinimo procesus ir turi žmonės, kurie padeda vertinti. Dar labai svarbu, jog mes visi siekiame, kad ta informacija, kuri yra pasiekiama tikslinėms grupėms, kad ji natūrali ir neatgrasanti atrodytų ir atvirai visuomeniai. Kaip Jūs manot, Justina, ar tas klausimas ir pasaulyje yra aktualus ir kokius galėtume mes savo ateityje kelti uždavinius, kad ši kalba negazdintų, lengvai suprantama kalba nebūtų kažkoks siaubas? Šis klausimas iš tiesų labai svarbus ir, sakyčiau, labai labai sudėtingas. Tai labai trumpai tariant, tai tikrai taip, šis klausimas keliamas visame pasaulyje. Kalbama apie du tokius terminus. Vienas terminas yra prieinamumas, kiek informacija, kurią mes norime pateikti, yra suprantama visiems, tai yra ir žmonėms patiriantiems suvokimo iššūkių. Ir kitas terminas yra tas priimtinumas, ar ne? Kiek, kaip jūs sakėte, tas tekstas neatgraso apskritai visuomenės matyti tokius tekstus, jų klausytis ar juos skaityti ir lygiai taip pat tikslinės grupės, nes kartais atsitinka taip, kad asmuo kuriam tinka tokia informacija, tinka lengvai suprantama kalba ir jis būtent iš jos gali pasiimti daugiausia, negu skaitydama sudėtingą tekstą. Kartais iš to, kiek domiuosi pasaulyje, tai matau, kad kartais tai atgraso net ir tikslinės grupės atstovus, kad ta informacija neatrodo, gal jie gėdijasi? Arba jie nevienodai ori, tarkim, ar ne? Taip. Tai čia mes jau atsiduriam tokiam, aš kartais net galvoju, akligatvį,
ką daryti, nes tai yra visiškai du skirtingi poliai. Prieinamumas, kuo daugiau prieinamumo, tuo mažiau priimtinumo. Kuo daugiau priimtinumo, tuo mažiau prieinamumo. Ir mes tiesiog turime dabar sukti galvas. Ir aš iš tikrųjų, kai rašau tekstus jau tuo aukštesniuoju, tarkim, 3 lygiu, suku galvą, kaip ten tikrai padaryti, priartinti tą tekstą prie įprasto ir taip toliau. Bet, galvočiau, kad vis dėlto šiuo metu, tas prieinamumas mums čia Lietuvoje yra svarbiausias dalykas, dėl to, kad mes labai ilgus metus buvome užmiršę tam tikrą visuomenės dalį ir nesuteikę galimybės jiems gauti informacijos, mokytis taip jiems priimtinų būdų. Dėl to sakyčiau, kad gal tiesiog bandyti visuomeniai ir taip atvirai dar truputėlį atviresniai pabūti ir ramiai paklausyti tų žinių, ramiai pasidomėti, o gal iš tikrųjų man naudinga paklausyti ir iš to verta visai išmokti kažko, kaip aš turėčiau bendrauti su žmogumi, kuris iš tiesų patiria iššūkių, suvokimo, skaitimo ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad šiame etape mes turim galvoti apie tai, bet kartu savo kaip mokslininkiai ir praktikiai lengvai suprantamos kalbos irgi keliu uždavinį, kaip rasti aukso vidurį, jeigu tai yra įmanoma padaryti. Ir mano tikslas dabar, ir norisi apie tai kalbėti garsiai, kad bent jau struktūros požiūriu, sklandumo požiūriu tas tekstas būtų geras. Nesvarbu, jis yra parengtas lengvai suprantama kalba ar įprastais kalbėjimo ir rašymo būdais. Tai geras tekstas iš tikrųjų toks, kurį sklandu skaityti, malonu klausytis ir jo struktūra yra aiški, priimtina ir taip toliau. Ačiū Jums labai. Iš tiesų, mūsų laikas baigėsi, nors kalbėtis apie tai, kas mums padeda artėti ir kas tą priimtinumą ir prieinamumą visuomenėje tikrai didina, norisi dar ir dar. Aš manau, kad tai yra taip pat susiję ir su stigmatizavimu intelekto negalią turinčių žmonių grupės arba manimu, jog jie yra visuomenėje kažkaip, didesnę grėsmę nešantis arba kitos panašios stigmos. Tai tikiuosi, jog klausydamėsi mūsų laidos jūs galėsite 100 kartų įsitikinti, jog taip nėra, kad galėsite atsikratyti tų stereotipų, kurie jums trukdo priimti įvairovę ir skatinti įtraukti mūsų visuomenėje. Aš dėkoju labai mūsų laidos viešnioms, Vilniaus universiteto dėstytojai, daktariai Justinai Bružaitei Liseckienei ir savo kolegijai VŠI informacijos kaupimo ir sklaidos centro direktoriai Miglei Baltrūnai. Tai primenu, jog žinių lengvai suprantama kalba kviečiame klausytis trečiadieniais 20 val. Gold FM eteryje, o taip pat jas rasti mūsų YouTube kanale Aklas pasimatymas. Ir šiandieną su Jumis atsisveikinu, lauksiu kitame Aklame pasimatyme. Viso geriausio. Laidą remia Medijų rėmimo fondas. Laidą rengia Irma Jokštytė Stanevičienė ir Lina Žaltauskaitė. Garso režisierius Vytautas Petrošius. Laida įrašyta PAMS studio.